Hei, labas vakaras! Sveiki visi susirinkę į žaidimą Telespalvos tavo spalvos. Ir dabar šiandien jūs sužinosite visą teisybę apie savo spalvas. Merginos, nieko nelaukdami įjunkime mūsų žaidimo mašiną ir pradėkime ridenti kamuoliukus. Aš pamiršau visai prisistatyti, kad su jumis būsiu aš, Sigutis Ječėnas ar Ječys Sigutėnas, nebepamenu. Gerai, pirmasis kamuoliukas. Koksgi pirmasis kamuoliukas? Sukam. Pirmasis kamuoliukas yra? Raudonas guminis. Raudonas guminis. Panelė, jeigu jūs mėgstate raudoną spalvą, mes galim daryti išvadą, kad jūsų spintelį gali būti daug mažų guminių daikčiukų. Gerai, toliau važiuojam, toliau. Kitas kamuoliukas, sukam. Kitas kamuoliukas yra? Juodas. Kamuoliukas juodas. O, kamuoliukas juodas, tai tikriausiai, jeigu jūs mėgstate tokią spalvą, jūs esate labai ekstravagantiški ir norite įsiskirti iš minios, kad jūs visi matytų. Ir jeigu jūs taip darote, tikriausiai jūs mėgstate paverkti. Ir mes turim šiandien jums specialų pasiūlymą. Tai yra sulankstomas kampas verkimui. Jūs galėsite verkti kur tik tai norėsite ir bet kada. Toliau, sukam, kitas kamuoliukas bus. Kitas kamuoliukas yra? O kitas kamuoliukas yra labai įdomus. Žinote, kai merginos ant tamsius plaukus dažo blondiniškai ir gauna tokią biškį ryžą, tai va toks, tik tai žalias. Ai, žalias, supratau, gerai. Jeigu jūsų spalva žalia, reiškia A, jūs medis, B, jūs agurkas, C, jūs mėgstate žolę, D, jūs sergate vėjaraupiais, E, jūsų paleistų vidurių spalva labai keista. Ridenam toliau, kitas kamuoliukas. Ne geltonas, ne tai rudas. Nei geltonas, nei tai rudas. Va su šita mes turim problemų su šita spalva, nes žmonės mėgstantys šitą spalvą kartais susimaišo. Ir aš jiems noriu paaiškinti, kad geltona visada prieki, ruda gale. Ir šita spalva, žmonės mėgstantys šitą spalvą, labai prisiriša prie savo apatinių. Gerai, toliau važiuojam toliau. Ir kitas kamuoliukas. Skambutis! O tai reiškia, kad mes turime vieną žmogų kažkur už televizijos ekranų, kuriam liko užbraukti tik vieną langelį. Bet tai visiškai nesvarbu, nes komanda vienoj loboj baigė savo improvizaciją. Ačiū!